Lietuvos Ryto televizijos žiūrovams krepšinio aistruolius kviečiame bent jau virtualiai persikelti, praktiškai į kitą pasaulio kraštą prie pat ekvatoriaus esančią Venesuelos sostinę Karakasą, kuriame netrukus Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradės olimpinį atrankos turnyrą. Iškart atsiprašome už esamus ir galimai būsimus techninius nesklandumus. Audringi orai gali trikdyti signalą iš Karakaso į Lietuvą. Lietuva, Venesuela. Tokia pirmoji dvikova mūsiškiams, akistata su ambicingais šeimininkais, siekiančiais tokios pačios svajonės kaip ir lietuviai. Kelialapio į Londono olimpinės žaidynės. Starto penketus dabar jūs jau matėte, dar kartą juos priminsiu. Aikštės šeimininkai, 6 numeris, pagrindinė jų žvaigždė. Ryškiausias lyderis NBA lygoje rungtyniaujantis Greivisas Vaskesas. 8 Deividas Kubilanas, taip pat vienas iš tų krepšininkų, kurie yra linkę imtis ir noriai imasi lyderio vaidmens. 9 patyręs 36 metų Oskaras Toresas. 12 numeris Hektoras Romero. 14 jaunoji Venesuelos krepšinio viltis, 22 metų Gregory Enčenikue, žaidžiantys Kreitono universitete NCAA pirmenybėse. 2,10 m toks yra šio krepšininko ūgis. Ir Lietuvos smogiamasis penketas Kęstutis Kemzūra į mūšį nuo pat pirmųjų dvikovos akimirkų meta Mantą Kalnietį, Joną Mačiulį, Martyną Pocių, Liną Kleizą ir Robertą Jeftoką. Sausakimša ši arena čia Karakaso mieste. Galima nebejoti, jog mūsiškių laukia tikras pragaras, bent jau vakar šeimininkų aistruoliai jį buvo užkūrę Nigerijos rinktinė ir tai taip pat prisidėjo, bent jau taip teigia Venesuelos ir treneriai ir žaidėjai, prisidėjo prie to, kad šeimininkai po atkaklios kovos palaužė Nigerijos rinktinę 71-69 ir žengė stiprų žingsnį į kitą etapą. Vakar buvo iš tiesų tikras pragaras, šiandien galbūt bus šiek tiek geriau, yra 100 arba netgi šiek tiek daugiau lietuviškų sirgalių, yra ir garsieji lietuviški būgnai, kuriuos dabar galima kol kas girdėti, kol kas, kol nepasijungia visą tą daugiatūkstantinę Venesuelos aistruolių minė. Bet kuriuo atveju lietuviai turės savo salą, turės savo nedidelę dalelę čia. Šioje arenoje juos palaikančių. Venesuelos ambicijos didelės, šeimininkai jų neslėpė dar prieš nusprendžiant, kamgi atiteks teisę rengti turnyrą. Puikiai turbūt visi prisimenate tas daug diskusijų sukėlusias šeimininkų, sukėlusius organizatorių rinkimus. Daug investavo, pradedant mokesčių už teisę surengti turnyrą ir baigiant išlaidomis salės rekonstrukcijai, organizacijai. Sausakimša arena 14-15 tūkstančių. Ir šiandien štai tą varžovų sirgalių spaudimą ir priešininkų spaudimą teks pabandyti atlaikyti lietuviams. Tikėkime, kad patyrę mūsų rinktinės žaidėjai nesileis įbauginami, sutrikdomi būtent ramybės, pasitikėjimo ir nepanikuoti. Net jeigu kas nors nesiseks, prašė mūsų komandos žaidėjų Kęstutis Kemzūra ir pirmoji lietuvių ataka baigėsi taikliu Lino Kleizos metimu, tikslus derinys, super tikslus Manto Kalniečio perdavimas. Kartu su Martynu Pociumi sukuria jie situaciją Linui Kleizai ir mūsų komandos lyderis pelno pirmosius taškus. Čia stringa varžovai sutankintoje lietuvių gynyboje, skuba į priekį Kalnietis. Varžovai grįžta prie savojo krepšio, Kalnietis, Pocius iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus, Jeftokas numuša kamuolį Mantui Kalniečiui, taigi kol kas nedidelės laimėtos mikro dvikovos, pražanga varžovų komandos jaunajam vidurio puolėjui. Agresyvus žaidimas taip pat buvo vienais iš tų dalykų, kurių prašė iš savo žaidėjų Kęstutis Kemzūra prieš paleisdamas juos į šį pirmąjį ir labai svarbų mūšį. Svarbus jis yra ne tik mums, tačiau ir Venesuelos komandai. Pergalės atveju šeimininkai užsitikrintų ne tik kelialapį į kitą etapą, tačiau ir pirmąją vietą grupėje. Tačiau lygiai tokie pat ir lietuvių tikslai. Martynas Pocius, dar vienas metimas taiklus iš toli. Martyno Pociaus šūvis 5-0. Štai taip sėkminga Lietuvos rinktinės pradžia neleidžia kol kas net įsisiūbuoti Venesuelos rinktinės gerbėjams. Kol kas girdimi, aiškiai girdimi lietuviški būgnai ir tik tai nedidelis švilpimas. Aišku, tai pasikeis po kokios nors vienos kitos atakos. Dabargi čia nepavyksta nusiimti kamuolio. Robertas Jeftokas nepavyko jam numušti toliau, kur buvo išsirikiavę Lietuvos komandos gynėjai. Greivisas Vaskesas, kol kas jo priežiūra patikėta visų pirma Martynui Pociui. Čia Hektoras Romero netaikliai ir Jonas Mačiulis su kamuoliu. Pavyzdinė gynyba, kol kas neleidžianti varžovams pelnyti netaško. Čia perdavimas Linui Kleizai. Jo metimas ir taiklus Linas Kleiza. Dar vienas dvitaškis. 7-0.
Štai toksai šaltas dušas šeimininkams, kurie atrodo tikėjosi, jog kaip viskas gerai važiavo jų traukinys vakar, taip tais pačiais bėgiais riedės ir šiandien jau kita situacija. Bent jau kol kas Lietuvos komanda neleidžia varžovams įsismaginti, išspjaunamas kamuolys po Oskaro Toriso metimo ir čia pat klaida, per stiprus perdavimas. Martynas Pocius per stipriai persiuntė kamuolį į priekį, ten buvo jau atitrūkęs nuo varžovų Linas Kleiza, tačiau ne tiek, kad sugebėtų pagauti kamuolį. Kągi 7-0, sužaidus 2 minutės ir 15 sekundžių. Priminsiu, rytoj Lietuvos komandos laukia antrasis ir paskutinysis mačas grupėje. Tai yra rungtynės su Nigerijos komanda, kuri taip pat palieka pajėgios ir siurprizų galinčios pateikti komandos įspūdį. Linas Kleiza prasižengė pirmąjį kartą, tik pirmoji komandinė pražanga. Kol kas 0 taškų aikštė šeimininkų sąskaitoje ir visos 3 sustabdytos jų atakos. Išmuša kamuolį iš Kubilano rankų Mantas Kalnietis. Užtikrinta ir pasitikėdami savimi kol kas žaidžia Lietuvos rinktinės krepšininkai tas pirmasias 2,5 minutės. Hektoras Romero. Ir vėl kamuolys Greiviso Vaskeso rankose. Vakar jis pelnė 24 taškus savo komandai. Robertas Jeftokas pučia kamuolį ir gaila, tačiau užmina ant galinės linijos, grąžindamas į savo komandos draugam. Lieka 6 sekundės, tačiau tai yra pirmasis perspėjimas Greivisui Vaskesui, kad šiandien galbūt taip ir nebus jau lengva rinkti tuos taškus. Ypatingas dėmesys bus skirtas būtent šiam krepšininkui. Dabar prieš jį Mantas Kalnietis. Vaskesas, visiškai užtvertas kelias kamuoliui bet kur, išskyrus tik tai Liną Kleizą, kuris stovėjo baudos aikštelėje ir labai sėkmingai pasiėmė jį pasibaigus varžovų atakai skirtam laikui. Pavyzdinė lietuvių gynyba. Dabar klysta mūsiškiai ir štai tas šansas pelnyti pirmosius taškus. Hektoras Romero deda iš viršaus ir galima iš karto įsitikinti, kas laukia, koks triukšmas kyla po štai tokių sėkmingų atakų. Kol kas tik viena pasiekė tikslą. Mantas Kalnietis po krepšiu ir reidas aštrus, prapjaunantis visą Venesuelos gynybą, paliekantis už nugaros visus priešininkus ir 9-2. Staigus ir rezultatyvus atsakymas į tą Hektoro Romero dėjimą. Kubilanas. Na, turbūt galima sakyti antrasis pagal rezultatyvumą ir pavojingumą žaidėjas varžovų gretose. Linas Kleiza čia su kamuoliu. Perdavimas Jonui Mačiuliui. Jonas Mačiulis, 2 taškai. Ir atrodo to, ką matė Erikas Maselmanas, varžovų komandos vyriausiasis treneris, jam jau pakako su kaupu. 11-2. Lietuvių spurtas tęsiasi ir varžovų treneris prašo minutės pertraukėlės. Metimas iš 5, tik tai tą vienintelę kol kas mūsiškių klaidą sugebėjo išnaudoti Venesuelos krepšininkai. Lietuvos komanda kol kas pataikė visus 4 dvitaškius metimus, įmetė 1 tritaškį, o tai reiškia, jog iš 6 metimų 5 buvo taiklus ir kol kas laimima kova dėl atšokusių kamuolių. 3-2, tačiau aišku, tai tik tai pirmųjų minučių skaičiai, tik tai 3,5 minutės sužaista šių rungtynių pirmajame kėlinyje. Prieš akis visas dar sunkus darbas, tačiau labai svarbu, jog nuo pirmųjų 2 kovos minučių neleido pasitikėjimo įgyti savo jėgomis lietuviai varžovams. Užlipo, kaip ir prašė Kęstutis Kemzūra, priešininkams visose aikštelės vietose, visose pozicijose ir kol kas Venesuelos krepšininkai atrodo sutrikę, taip ir nesurasdami tų apčiuopiamų skylių mūsiškių gynyboje. Prarastas kamuolys ir šansas lietuvių greitai kontratakai. Mantas Kalnietis ir vėl netikslus Martyno Pociaus perdavimas antrą kartą. Neišnaudoja savo galimybę surengti greitą kontrataką Lietuvos rinktinė. Ir su kamuoliu vėl aikštės šeimininkai. Vaskesas vėl nardo link po krepšio ir pelno pirmosius taškus dabar savo komandai. Greivisas Vaskesas, mažindamas lietuvių pranašumą iki 7. Mantas Kalnietis. Linas Kleiza. 5,5 minutės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Linas Kleiza laisvas prie 3 taškų zonos. Taiklus metimas. 14-4. Linas Kleiza atidaro savo tolimų metimų sąskaitą šiandien, pataikydamas jau antruoju
Ne, pirmojų bandymų, taip, iš viso jau 7 taškai mūsų lyderio sąskaitoje. Vaskeso bandymas atsilyginti tuo pačiu nesėkmingas ir vis tik atsikovoja kamuolį varžovai, bei pasinaudojęs to, jog gulėjo parkritęs Robertas Jevtokas, Gregori Enčenikoje pelno 2 taškus. 14-6. Jonas Mačiulis po Lino Kleizos perdavimo drasko varžovų gynybą ir stebėtinai lengvai. Na, aišku, iš pirmo žvilgsnio stebėtinai tiksliai šiandien viską puolime atlieka Lietuvos rinktinė. Nespėja reaguoti į jų veiksmus varžovai, tačiau Venesuela nelinkusi ilgai tylėti ir dabar Oskaras Toresas, 36 metų veteranas. Dabar jau baiginėjantis karjerą viename iš Venesuelos klubų, tritaškių metimų vėl mažina skirtumą iki 7. Mantas Kalnietis su kamuoliu, 10 sekundžių atakai, prašo dar vienos užtvaros, mūsų komandos žaidėjas Kalnietis veržiasi po krepšiu, nebus įskaityti šie 2 taškai, bet pražanga varžovams, o tai reiškia, jog antrą kartą prasižengia pagrindinis varžovo aukštaūgis, aukščiausias žaidėjas, 2,10 m ūgio Gregori Enčenikoje, tai jau neblogai. Vietoje Roberto Jevtoko Kęstutis Kemzūra leidžia į aikštę pirmą kartą šiandien Joną Valančiūną, lietuviai turi 14 sekundžių. Na, 2 varžovų centro pražangos per pirmas 6 minutės, tai yra gerai, o dabar, ne, vėlgi neskaitomi taškai. Greivisas Vaskesas baudžiamas asmeninė pražanga, pats jis galvoja, kad nuobaudos nusipelnė ir Jonas Mačiulis. O štai čia Lino Kleizos tritaškis. Ir matėme, jog vėl Robertas Jevtokas buvo užsiėmęs gerą poziciją po krepšiu. Varžovai jau yra prasižengę 3 kartus. Tai taip pat ženklas, jog mūsiškiai stengiasi išnaudoti savo asmeninės savybės, agresyviai verždamiesi po krepšiu. Čia Jonas Mačiulis atkovoja kamuolį ir pražanga. Dabar jau Jonas Mačiulis stos prie baudų metimo linijos. 4. komandinė ir tai reiškia, jog varžovai jau nebeturi erdvės šioje situacijoje. Pagal šį aspektą gynyboje jau bus baudžiamos visos jų pražangos, išskyrus, aišku, pažeistas taisyklės puolant varžovų krepšį, jeigu tokių epizodų bus. Jonas Mačiulis prie baudų metimo linijos. Taiklus pirmasis metimas, 17-9. Beveik 6 minutės sužaista. Vietoj Manto Kalniečio aikštėje pasirodė Šarūnas Jasikevičius. Na, svarbiausia, aišku, kad visi mūsų komandos krepšininkai yra sveiki ir gali žaisti pilną jėgą. Čia Jonas Mačiulis baudžia varžovus maksimaliai už tą taisyklių pažeidimą sutrukdžiusi jiem pelnyti 2 taškus. 18-9. Vėl plus 9 mūsų naudai. Gregori Vargas. Vėl bando atsidengti Vaskesas, tačiau kamuolį jis gauna tik tai prie vidurio linijos. Tai nereiškia, aišku, jog ten jisai negali kelti pavojaus. Labai netaiklus metimas ir su kamuoliu Lietuvos komanda. Jonas Mačiulis skuba į priekį visas mūsų penketas, bet galima dabar jau palaukti, žaisti šiek tiek ramiau. Šarūnas Jasikevičius, Valančiūno užtvara jam, Linas Kleiza, dar vienas metimas ir dar vienas tritaškis. 21-9, Linas Kleiza pelno savo komandai 10-ąjį tašką, drąsiai ir efektingai, kraudamas į ant savo pečių lyderio vaidmenį ir dviženklę Lietuvos komandos persvarą. Panašu, jog nesitikėjo tokio starto aikštės šeimininkai, kalbu tiek apie krepšininkus, tiek ir apie aistruolius. Sprogimas, triukšmo sprogimas atsiranda čia tribūnose tik tai po sėkmingų varžovų atakų. Jų kol kas nėra labai daug. Dabar viena iš jų, 11 numeris Jonas Koksas, taip pat patyręs vyresnio amžiaus žaidėjas, 31 metų krepšininkas, vienas iš 2 žaidėjų žaidžiančių Europoje Le Havro komandoje, Prancūzijoje. Mažina skirtumą iki 10. Jonas Valančiūnas, Rimas Kaukėnas. Vėl Linas Kleiza, perdavimas Valančiūnui, tačiau per silpnas ir Jonas Koksas perima šį kamuolį. Čia pat suranda savo komandos draugą ir Greivisas Vaskesas baudžia lietuvių gynybą jau tritaškių metimu. Dabar likus žaisti 2,5 minutės ir varžovams sumažinus skirtumą iki 7. Kęstutis Kemzūra prašo minutės pertraukėlės ne tik tam, kad pakoreguotų tam tikrų žaidimo dalykus, tačiau tam matyti, kad ir šiek tiek numuštų tą varžovo entuziazmą po eilinio tolimo metimo. Grįžtame į Venesuelą, pirmieji skaičiai sužaidus 7,5 minutės šiose rungtynėse. Lietuviai kol kas puikiai atakuoja
iš 2 ir iš 3 taškų zonos, 2.5 iš 5, 3.3 iš 5, abu taiklus baudos metimai. Laimima kova dėl atšokusių kamuolių 5-3, 6 rezultatyvūs perdavimai prieš 2, kuriuos atliko varžovai. Klysta kol kas abi komandos vienodai, na, sakykime taip, dažnai po 4 prarastus kamuolius, turint omeny, kad pirmasis kėlinys dar neprasidėjo. Dabar jau matydamas, jog reikia kažkokių naujų postumių, naujų kibirkščių, Greivisas Vaskesas prašo tribūnų paramos, po minutės pertraukėlės keldamas ne vieną kartą į viršų rankas. Rimantas Kaukėnas, Jasikevičius, Paulius Jankūnas, netaiklus jo metimas ir su kamuoliu Gregorė Enčenikė. Na, tikėtis, aišku, kad varžovai leisis taip lengvai daužomi visos rungtynės būtų naivu. Anksčiau ir vėliau turėjo atsigauti šeimininkai. O štai dabar jau vėlgi byra ir mūsų komandos gynyba baudos aikštelėje. Ir jaunasis aukštaūgis, 2,10 m Enčenikoje pelno dar 2 taškus dėjimu į krepšį. 16, tai yra 21-16, plus 5. Ir pražanga prieš Joną Valančiūną. Jonas Valančiūnas stos prie baudų metimo linijos, prasižengia Džonas Koksas. 11 metų nacionalinėje rinktinėje jau žaidžiantis krepšininkas. Dalyvavęs 2 pastaruosiuose pasaulio čempionatuose. Jonas Valančiūnas, taiklus baudos metimas. Labai svarbus, aišku, šis momentas jaunajam mūsų vidurio puolėjui. Taiklus metimas turėtų padėti galbūt atsikratyti šiokio tokio startinio jaudulio, šiokios tokios įtampos. Ir matome, jog antrasis metimas jau užtikrintas, tikslus kamuolys skrodžia tinklelį, neliesdamas lanko. Ir Jonas Valančiūnas didina skirtumą iki 7, 23-16. Lieka pusantros minutės su trupučiu pirmajame kėlinyje. Vaskesas atitrūksta nuo Kaukėno. Ir pražanga. Pražanga turbūt Rimui Kaukėnui. Taip, tik tai antroji komandinė, Jonui Valančiūnui pirmoji asmeninė, tik antroji komandinė lietuviams. Gera gynyba ir svarbiausia, jog tą gerą gynybą lietuviai sugebėjo išlaikyti nepažeidinėdami labai taisyklių. Čia vėl Vaskesas šiek tiek aukštesnis už Rimantą Kaukėną. 2 klaidinantys judesiai, metimas netaiklus ir su kamuoliu mūsų komanda, Rimantas Kaukėnas. Paulius Jankūnas, Martynas Pocius. Galima žaisti toliau. Vaskesas žingsniuoja, ne, vis tik prasižengia, prieš tai spėja prasižengti Rimantas Kaukėnas. Taktinė pražanga, pirmoji asmeninė, tik 3 komandinė ir vis dar yra viena pražanga rezerve. Deividas Dulkys keliamas nuo suolo, netrukus rinktinės debiutantas. Žaidęs jau kontrolinėse rungtynėse, štai dabar po kelių sekundžių pirmą kartą savo karjeroje debiutuos ir oficialiuose Lietuvos rinktinės rungtynėse. Romero. Žingsniuoja Hektoras Romero, klaidindamas Paulių Jankūną ir bandydamas įsiveržti į baudos aikštelę. Venesuela praranda 6-ąjį kamuolį ir pagal šį rodiklį jau viena klaida lenkia mūsų ekipa. Čia spaudimas. Ir klysta Šarūnas Jasikevičius ir Jonas Valančiūnas. Jau pirmasis presingas sutrikdo lietuvių komandos ataką ir priverčia prarasti taip pat 6-ąjį kamuolį. 7 taškų skirtumas. Čia taškų nėra, bet yra pražanga ir turėtų būti jau pirmieji baudos metimai. Šarūnas Jasikevičius prasižengia pirmąjį kartą šiandien. Keitimas varžovų gretose, vietoj Greiviso Vaskeso aikštėje Deividas Kubilanas. Na, lyderį numeris 1 keičia lyderis numeris 2. O prie baudų metimo linijos Gregorį Vargas. Varžovai kol kas šiandien nemetė apskritai baudų, tai pirmieji jų metimai. Ir iškart dar vienas keitimas. Eksersas Sukre. Vietoj Hektoro Romero. Vakar solidžias rungtynes sužaidė Hektoras Romero.
Beje, taip pat naujokas, vienintelis naujokas Venesuelos rinktinėje, nors jam 32 metai. Pirmosios oficialios rungtynės jam buvo vakar prieš Nigerijos komandą. O čia pataiko baudos metimą Gregory Vargas. 12 metų Pietų Amerikos čempionate pelnydavęs po 8 taškus ir atkovodavęs po 4 kamuolius. 1,80 cm ūgio gynėjas. Neblogi skaičiai jam, dabar jis 2 baudos metimais vėl mažina skirtumą ir vėl presingas. Šį kartą jau pasiruošę tam yra lietuviai. Jasikevičius. Perdavimas Jankūnui, Jankūnas Pociui, Pocius pašokdina varžovą. Ir nepavyksta Jonui Valančiūnui užbaigti šios atakos po galbūt ir ne visai tikslaus Martyno Pociaus perdavimo, bet kuriuo atveju reikia grįžti atgal, vėluoja į gynybą mūsų komandos žaidėjai ir baudžiami yra tritaškių metimu. 21-23, štai tik tai 2 taškai jau lieka dabar